Labas visiems, gražus sekmadienio rytas, graži diena, pradėti kelionę. Jau kaip matėte iš video aprašymo, keliausiu į Lenkiją ir keliausiu po Lenkiją traukiniais. O kad nukakti iki pirmo traukinio, kuris važiuoja į Lenkiją, reikia pasiekti Kauną. Tai padaryti galima iš Panevėžio tik autobusu. Tai padaręs šią pirmą kadrą, skubu į naują Panevėžio autobusų stotį ir lėksiu iki Kauno. O apie viską, kelionės eigą visą papasakosiu plačiau vėliau. Labas Kaunas, labas ir man Kaunas, 2 valandos ir mes jau Kaune. Kelionė prailgo visai neblogai. Minkštas autobusas, geras, naujas autobusas, rekomenduoju visiems važiuoti su Kautra. O dabar lėkiu ieškoti, kur galima būtų papietauti. Turbūt eis visą mėgstamiausią vietą. Taip atrodo Kauno autobusų stotis.
Eisim greičiausiai valgyti. Čia. Ar apsuksim ratą. Pasižiūrėsim, gal kas nauja atsirado. Lėksim papietauti. Tokie mano pietus. Skanus visiems pasvalgo. Papietavus, laikas palikti autobusų stotį ir keliauti geležinkelio stotį. Net Lomoj matosi tas stotis. 5 minutės kelio per požeminę perėją ir aš jau stoty. Iki traukinio lieka nebedaug, apie 40 minučių. Pasižiūrėti, kaip tas Kaunas atrodo. Kad ir sekmadienį žmonių nemažai. Vienas, du, trys ir būsim stoti. Štai kaip atrodo Kauno geležinkelio stotis. Vyksta remontas. Vaizdo gražaus nepamatysim, bet šiek tiek galima susidaryti įspūdį. Šioje stotyje jau esu buvęs ne kartą, o bet ją patekti reikia grįžti atgal. Požeminę perėjus atsidursime pačiuose stoties prieigose. Keliaujam. Požeminiai perėjai tuščių, žmonių nėra. Tokia grožia požeminė perėja. Jokių pardavimo vietų. Tos, kurios yra ten netoliese tuščios. Keliaujam. Toks vaizdas. Kilus laiptais. Keli laiptukai ir mes stoties prieigos. Kauno geležinkelio stoty pirmas peronas taip atrodo. Jį dažniausiai atvyksta traukiniai elektriniai. Tie, kurie atvažiuoja iš Vilniaus. Jie kursuoja tarp Vilniaus ir Kauno. Visi traukiniai į Vilniaus pusę važiuoja per Kauno tunelį geležinkeliu. Štai ir antrame perone laukia traukinys 2-aukštis elektrinis kelionės į Vilnių. Truputėlį renkasi keleiviai. Tolumoj matyti dizelinis traukinukas, kuris dažniausiai važinėja į Marijampolę arba Kazlų Rūdą. Mano traukinys važiuojantis į Mockavą 13:39. Atvyks laiku, nevėluoja. Na, į tolumoj yra peronas su europiniais bėgiais, tačiau iki Kauno traukiniai iš Lenkijos pusės neatvažiuoja. Visi traukiniai važiuoja lietuviškai iki Mockavos, ten susitinka su lenkiško geležinkelio traukiniu ir vyksta persėdimas. Štai va tokia stotis. Žiūrėsime ir į stoties prieigas, pasižiūrėti viduj, atrodo. Čia gražuolis 2-aukštis į Vilnių.
17:40, aš jau Bialystokė. Važiavau gan patogiai, greitai, labai patiko kelionė. Mano traukinys, kuriuo atvažiavau, dar neišvažiavęs, ten tolumoj stovi. Vyksta kitas traukinys iš Varšuvos. Štai tokia Bialystoko stotis, Balstogės lietuviškai tariant. Šalimais yra autobusų stotis. Iš jos važiuoja autobusai į Lietuvą, į tą pačią Varšuvą važiuoja. Gražiai apsodinta, sutvarkyta aplinka. Einam pasižvalgysim link autobusų stoties. Štai autobusų stotis Bialystoko. Keleivių nemažai, kaip ir su traukiniais keliaujančių. Lenkai mėgsta keliauti su traukiniais ir su autobusais. Gal patogesnis susisiekimas yra su traukiniais. Pati geriausia vieta pavalgymui McDonald's kelionės. Aišku, kad Neriukas tikrai užsuks McDonald'ą, nes paskutinį kartą valgė šiandien 12 valandą. Jau be 15:06. O, žalias mums kaip tai galime eiti per perėją. Labas vakaras. Nu tai keliaujam į butą, atrodysi butas, koks išnuomotas. Butas 3 aukšte, pakylam lifto, madingai. Turim tokį grožį, už 33 eurus. Galima apsižiūrėti. Aš jau buvau, apžiūrėjau, daiktus pasidėjau. Turim tokią lovą su dideliu čiužiniu, minkštą. Turim virtuvinį staliuką, virtuvėlę. Viskas, ko reikia, ir šaldytuvas, ir skalbimo mašina. Valgyti aš tikrai negaminsiu, bet prasiskalbti visada galima rasti ką nors. Turim balkoną. Didelį. Skalbinių džiovyklė. Langai į vakarus, tai saulė nepažadins ryte. Namukas naujos statybos. Ką dar turim apart lovos? Turim dušą. Maudimui. Didelė galva, bet be šviesos. Rankšluosčiai. Turim gyvatuką. Karšta ventiliatorius. Net ir siurblys paliktas kaip Neriukui. Žino, kas mėgsta siurbti. Gyvatukas čiut šiltas. Tai va. Tokia būtų apžvalga. Baigiam filmuoti dieną. Pavargau šiandien. Nusikaliau nuo kojų nuo vaikščiojimo ir atsibodo sėdėti traukiniuose. Eisiu montuoti jums video. Nežinau, kaip seksis. Internetas nėra lėtas, bet ir nėra iš pačių greičiausių. Bet gal kaip nors pavyks jums kelt video. Labai nepeikit.
Pirmas oficialus video bus YouTube kanale. Jeigu nesunku, tai visi paspauskit laiką, paspauskit subscribe. Ačiū, kad palaikot kelioniai. Ačiū už Instagramo ir Facebooko visus laikus. Ir susitiksim, manau, už kokių poros dienų. Ačiū ir linkėjimai šeimynai.